Gražūs žmonės paskutinioji dalis. Holivude vyksta iki šiol nematytas judimas. Prasidėjo visuotinis aktorių streikas. Tai beprecedentis įvykis Holivudo istorijoje. Ekonomistai suskaičiavo, kad Kalifornijos ekonomikoje tai kainuos bemaž kelis milijardus dolerių. Kas sukėlė tokį sujudimą? Pasikartosiu, kad Biršonas ne Kanai, bet Martyno poelgis nuskambėjo plačiai. Bet tai dar nebuvo pirminė priežastis gražiems žmonėms streikuoti. Martynas manė, kad užbaigė Marija Kovacs karjerą amžiams, bet nutiko toks dalykas, jog mažytė kino studija pasivadinusi NTT Productions & Co. atkūrė Marija Kovacs veidą skaitmeniniu pavidalu dirbtinio intelekto pagalba ir jie pasirašė kontraktą filmui Debesų tyla, kuriame Marija Kovacs gavo pagrindinį vaidmenį, bet ir tai nebuvo priežastis šiems gražiems žmonėms streikuoti. Streiko priežastis buvo tai, jog pagal kontraktą vaidinanti tikroji Marija Kovacs būtų gavus gerokai daugiau pinigų. Gudrieji Holivudo buhalteriai paskaičiavo, kad naudoti tokius skaitmeninius atvaizdus gerokai pigiau ir nusprendė mokėti tik už laiką, kiek laiko pasirodo skaitmeninis, pavadinkime, avataras ekrane. Ir visą tai privedė prie balagano, kad laipsniškai visiškai įmanoma atsisakyti aktorių. Visi jie nekartoja eilutės į scenarijaus ir didžioje dalimi vadovaujasi scenarijum, o visi kiti ploja dėl jų gabumų. Maždaug plojimai liks, neliks tik kam skųstis. Tai ir buvo didžioji bėda. Pirmą kartą Holivudo istorijoje gražūs žmonės prašo apsaugos nuo jų atvaizdo skaitmeninio panaudojimo. Taigi vienas mažytis įvykis Biršone iššaukė didžiulį streiką Holivude. Įsižiebė kaip didžiulis gaisras ir neaišku, kada pavyks jį suvaldyti. Arba kaip sakė Marija Kovacs vienam iš Martyno sapnų, taip lengvai manimi neatsikratysi. Tiesa ir tai, kad Martynas nežinojo, ką jis pridarė ir kad tai atvedė prie gražių žmonių streiko. Bet per radiją išgirdo, kiek uždirba 95% Holivudo aktorių, nusprendė, kad vis dėlto aktorinis yra sėkmės dalykas ir kad tai skirta ne jam. Kaip ten bebūtų, istorija dar tik vyksta, bet gražūs žmonės jau eina į pabaigą. Epilogas. Martynas buvo sulaikytas persirengęs kitu asmeniu, nes jis pamiršo elementarų dalyką. Numerių tai nepasikeitė, pagal automobilio numerius pavyko jį atpažinti. Jo laukia keleri metai kalėjimo. Tikroji Marija Kovacs daugiau niekuomet nebevaidins. Ekranuose išvysime beveik nuo tikro nesiskiriantį jos skaitmeninį avatarą. Ir tai reikia pripažinti, jog to avataro vaidyba su kiekvienu filmu vis tik labiau gerėja. O kaipgi Rita? Rita šio istorijoje negali egzistuoti be Martyno. Ji niekaip nesuprato, kodėl Martynas taip pasielgė, bet ji toliau negalėjo draugauti su nusikaltėliu. Ir visa tai kvepėjo skyrybomis.